Labą dieną, mane jau turbūt pažįstate, tai aš labai trumpai, nes aš jau ne kartą pasakojau, kas ten vyko ir man atrodo daug kas žino, bet pati esmė tai, kad prievarta buvo naudota mergaitės atžvilgių, mano artimųjų atžvilgių, savų žmonių, kurie buvo ir patalpoje, ir šalia namo atžvilgių, tai tikrai tai buvo. Dabar toks esminis teisinis dalykas tai yra taip, kad civilinio proceso kodekso 764 straipsnio 4 dalis numato, kad priverstinai perdodant vaiką, policija pašalina kliūtis, o vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojas vaiką paima ir perdoda išieškotojui. Tai yra vienintelė norma, kuri reglamentuoja, kaip tas vaikas turi būti perdotas. Tai nebuvo jokių kitų variantų, galėjo tik tai vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojas paimti mergaitę. Ir aišku, tame pačiame straipsnio 6 dalyje taip pat pasakyta, kad negali būti pažeisti vaiko interesai ir jo teisės. Tai nebent vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotoja galėjo paimti mergaitę ir ją perduoti Stankūnaitei, tai yra išieškotojai. O situacija tai buvo tokia, kad visi, mano ir tėvas ir mama buvo prievarta išmesti iš namo, visi mūsų artimi žmonės buvo taip ir išprašyti iš namo, vaizdo kameros buvo užsuktos, tai jeigu teisėtai vykdo sprendimą, taip dėl ko neleidžiama filmuoti. O tada buvau palikta aš viena patalpoje ir 30 buvo pareigūnų, antstolė Vaicekauskienė, 2 vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai, psichologija ir kriminalinės policijos biuro darbuotojai ir kiti policijos darbuotojai. Ir mergaitė buvo apsikabinusi man kaklą ir jau tas pats jau galutinis rezultatas, tai į kambarį įlėkė Stankūnaitė su Černiausku. Mergaitė apsikabinus kaklą, Stankūnaitė iš karto puolė plėšti ir tuo metu aš kaip geriau, žinokit, iš tikrųjų tai aš pati gerai neatsimenu, nes ten viskas labai greitai buvo. Man atrodo, kad aš tuo metu mergaitę apsikabinau, o tada, bet Stankūnaitė neturėjo teisės plėšti, o tada man rankas užlaužė. Vienas policijos darbuotojas vieną ranką, kitas kitą ir Stankūnaitė visą jėgą išplėšė. Mergaitę ir išplėšė. Ir man atrodo, jeigu aš gerai atsimenu, tai dar Stankūnaitę kažkas lyg tempė už nugaros. Ir dar atsimenu tą momentą, kad kažkas mergaitėj, tavo pirmą dalį, kai Stankūnaitė tik į lietus bandė jau plėšti, tai dar kažkas mergaitėj tokia kaip kaldrytę užmetė ant galvos. Tai tą kaldrytę tai gerai atsimenu, tokiais pailgais kvadračiukais ir rausvos spalvos daug. Tai, ir viskas, ir tokia baigtis, ir daugiau aš tos mergaitės nemačiau. Gal būtų kokių klausimų iš komisijos narių? Dabar to vaiko paėmimo momentai čia nupasakoja. Man įdomu būtų, ar jūs girdėjot kokį nors antstolės pareidimą, kad leidimą arba nurodymą, kad vaiką paimtų būtent Stankūnaitė, bet ne vaiko teisių apsaugos tarnybos. Tokie, kad žodžiai būtų ištarti, tai tikrai ne. Sakykit, mes matėm televizijoje, kad iš savo namų buvo išnešama jūsų mama. Kaip supratau, jinai buvo nuvežta į policiją. Ar policija jai kokius nors pareiškė kažkokius pažeidimus, kaltinimus, kaip motyvavo, dėl ko jinai buvo išnešta, dėl ko jinai buvo pristatyta į policiją? Tai pati ta situacija, kai buvo aš su mergaitė sėdėjau ant kėdės, o mano tėvai sėdėjo taip gal kokių 3-4 metrų atstumu ant sofos. Ir aš ten, žinau, iš tikrųjų tai net nemačiau, aš tik žiūriu, kad mano tėvas jau prie lubų kažkur keliauja. Ir mergaitė sako, kur jūs neša dėduką, verkt pradėjo. Bet man kaip iš viršaus, aš nelabai nesupratau iš pradžių, kad ten mano tėtė. Po to žiūriu, kad jau mama orų jau keliauja. O į policiją tai nuvežė, nei protokolų surašė, nie. Basą nuvežė, išnešė į policijos automobilį, jie buvo išvežta. Tai ir mano teta kartu buvo nuvežta, teta Audronė Skučienė. Nebuvo jam paaiškinta, kokius jie padarė pažeidimus? Tai jokių pažeidimų nebuvo, absoliučiai. Tai mano tėvai, kai tėvai sėdėjo ant sofos kitame kambario kampe, tai aš pati mačiau. Bet po to momento
aš tik tai girdėjau, kad mama pasakė, aš iš savo namų neisiu. Ir tada juos nešti ir išnešė, ir išmetė po duris. Tėvą tai kažkur išnešė ant žolės nutrinti. Pažaisti, tai yra pafilmuoti patiems. 2 savaitės buvau, bet grįžau šį pirmadienį dabar, grįžau kartą. Bet su autobusu jau kokias 4 atsirašau, galiu aš visas. Taip, gerai. Broli, neužmiršai kai ko? Ne. Mama tau liepė, nes prieš savaitę tau tiek daug dienų liepė tvarkytis kambarį. Ir tai nei piškutį, nei durkelės nepaėmė. O žinai, kaip mama apie už taip supyks? Ir net nepaprašy, kad jos kažką ten padaryčiau gero. Žinok, nebus tau taip gėdų. O išeit toliau kalbėkitės. Ne, broli. Tai, o tau kaip sekėsi? Tai gerai, bet aš gerai mokinuosi. Įrašas iš kompiuterio, kuris buvo paliktas kambarį ir įrašė vaizdą, kol kažkas iš pareigūnų neužvertė to kompiuterio, bet garsas liko įrašytas. Vaikas geras. Tai yra vaiko reakcija, natūrali. Aš manau, jūs puikiai girdėjote Deimantės valią, kad jinai nepasakė, negirdėjos, aš manau, Mergaitė tą pakartoja 7 kartus, jeigu išklausyt nuosekliai visą 28 minučių įrašą garso, 7 kartus jinai pakartoja. Aš niekur neisiu iš savo namų. Sigitas Martinavičius, mano dukra mokosi toje mokykloje ir iš vakaro buvo atšauktos pamokos. ta prasme, buvo ruošiamasi net tokiu būdu, taip? Manau, taip. Tuo metu buvo galimybė, ar, sakykime, vaiko teisės specialistai, antstoliai ar kas kitas siūlė, tarkim, pasiimti kokius mergaitės asmeninius daiktus, žaislus ar rūbelio žonas ar ką nors kitą. Ne, dėja, labai gaila, niekas nieko nepasiūlė. Mergaitė net be tapkučių iš vilko išnešė. Filmuotojų medžiagų puikiai matosi, jinai basakoji, tik su treningėlio aprengta. Ir nepasiūlyta net fleitos, galėjo iš vakarų. Aišku, nieko nebuvo pranešta, tai buvo slapčia, patylom, auštant, švintant, kaip senais blogais laikais, žiauriais, tai buvo elgtasi. Ir mergaitės, nei fleitos, kurie jinai labai mėgo groti, jinai buvo baigus va muzikos klasę, jau 1 klasę fleitą grojo. Nieko, nei rūbelio, nei smulkmenos, nieko, net telefono, kurį jinai labai mėgo ir kažkam parašydavo žinutės. To nebuvo leista padaryti. Tai buvo grubiai išvilkta ta mergaitė, spieginti išnešta. Vida Vrubliauskienė, mes jau buvom išėję Vartojų gatvę ir mes matėm, kaip Kėdienė tasė. Ten buvo policijos mašina pastatyta prie pat tokio griovio. Ir ponia Kėdienė slystelėjo, nes jinai buvo basa, jinai buvo visa ištampyta, išdarkyta. Ir jinai slystelėjo, aš nežinau, tie policininkai matomai pagalvojo, kad jinai bėgs. Ir jie abudu ją griebė, jie tasė, tarytum prasidėrusi chuliganą, žinokit, tai buvo žiaurus vaizdas. Jinai buvo sena moteris, tasoma 2 jaunų vyriškių. Aš dar mačiau, kaip Deimantė verkė ir tikrai nenorėjo eiti, ji man pati sakė, kad tiesiog žaidžiam ir ji man tiesiog pati pasakė, kad nenori eiti pas mamą. Ir po to aš išėjau, nes tikrai nenorėjau girdėti, kaip mano draugė rėkė ir klykė ir verkė, nes nenori pas mamą. Dabar kviestumėm Algirdą Petrusevičių.
Dabar dėl tų psichologų ir vaiko teisių. Tai aš mačiau, kada ten įsilaužė, Danskienė komandavo, dar 2 moteris įėjo su ja, tai aš kiek supratau vaikų teisių atstovės. Ir mane paprasčiausiai nustebino, kadangi per langą aš mačiau tokį didelį pasipriešinimą mergaitės, tai pagalvojau, tai kam tos vaikų teisių atstovės išvis ten reikalingos. Jos netgi pagal teismo procesą turėjo iškart sustabdyti perdavimą mergaitės, kadangi akivaizdu buvo, kad mergaitė visiškai nenori būti paimta nuo savo senelių ir nuo savo tetos. Tai buvo akivaizdu. Reiškia, kiek aš supratau, mano nuomonė, tai čia buvo iš anksto suderinta, ne veltui vaiko teisių tos atstovės ne iš Kauno, bet iš Vilniaus buvo atvežtos. Viskas buvo suderinta, kad bet kokiu atveju bus įmama ir kad jos nesipriešintų. Nes įstatymiškai, kiek suprantu, ir teismo nuosprendį buvo. Vaiką galima paimti, jeigu vaikas pats sutinka. Ten buvo akivaizdu, kad nesutinka, o vaiko teisų atstovės to nesustabdė. Reiškia, jos, nežinau, jos ne vaiko teisų atstovės, bet jos visai kitas funkcijas vykdė. Juozas Valiušaitis, fotodalininkas. Norėjau tik papildyti, kad dėl identifikavimo, kas konkrečiai purškė poną Petrusevičių į veidą, yra labai gerai nufilmuota video medžiaga ir ten galima bus detaliai nustatyti. O dėl vaikų teisių atstovės vaidmens šitoje istorijoje, tai yra taip pat fotomedžiaga, koks buvo jų vaidmuo. Būtent vaikų teisių atstovės atnešė raudoną maišelį, kuris fotografijoje yra fiksuotas, vėliau perduosime medžiagą, kurioje buvo šita žymioji antklodė, kuri buvo užmauta vaikui ant galvos, kad vaikas, būtų apsvaigintas. Labiausiai turbūt mane sukrėtęs šitoje istorijoje, pasakyčiau, turbūt reiškinys, tai, kad šitokio šmeižto, šitokio atviro juodžiausio melo į akis iš teisėsaugos atstovų, iš žiniasklaidos atstovų, aš manau, kad Lietuvos istorijoje nėra buvę nuo vasario 16-osios. Demagogijos viršūnė buvo akistata antstolės Vaicekauskienės, stovinčios dar neišpjauto stiklo vienoje pusėje, matant mergaitę verkiančią už anapus durų ir sakant, pašalinkite mergaitę, atitraukite nuo lango, neringai liepia. Nes jūs keliate vaikui stresą. Tai klausai tokius tekstus ir galvoji, kas yra atsitikę su žmogaus žodynu. Išskyrus galbūt tokį šiurpesnį dailininko Rimanto Radišausko sumušimą ir Kęstučio Dudėno, kuris iki šiol ligoninėje guli, tai palyginus su tikruoju mergaitės sukrėtimu, mums net nederėtų išsižioti apie mūsų tos, kaip sakant, suėjimus. Bet, trumpai, aš kaip fotografas netlikau pareigos, kadangi atsitraukiau ir atsidūriau tiesiai smaigalyje, per kurį jie ėjo į namus, ir pirmas buvau suimtas ir išmestas lauk. Tai aš buvau, kaip čia minėjo bičiulis lauke, po to buvo pakviestas į vidų ir pagrindiniai mano įspūdžiai ir patirtis buvo viduje. Taigi mačiau, kaip tas duris pjauna iš vidaus, kaip eina ugnies toks šluota ir kaip tas vaikas įsigandęs, paskui jau net neištarė žodžio, metėsi ten, kad pasakė ten prie lango, kad nenoriu bėga atgal, aš tai paskui ne į kambarį žiūrėjau, bet žiūrėjau daugiau tos robotus, bet einančius.
Na, matot, tai turis paskui tokie, matyt, petingi vyrai pagal svorį stumdė jo dreba ir aš galiu įsivaizduoti, ką patyrė vaikas, kai mato, kad turistą linguoja, bet nelūžta. Kaip krikščionis meldžiausi ir galvojau, negi šitą visą tą mėšlą, kuris yra prisikaupęs, dabar turi atvirti iš to vaiko kančią, nes aš priimu kančią kaip pašaukimą ir aš daugiau tokių abstrakčių dalykų, bet ta scena, tas artėjimas, tas daužimas durų, visas užsitęsęs, tas vyksmas, va, tai aš pagalvojau, ką išgyvena vaikas ir man kaip meldžiantis, negi negali šitą taurė praeiti pro šalį. Kad šitą Lietuvos ir tą korupcijos marvę, tą patirkimą, tą amoralumą, tą liaudies klūpėjimą turi atšaukti šito vaiko šauksmas, kad vėl sukviestų į žmogiškumą. Tai aš daugiau gyvenau tam, kaip sakant, savo pasaulyje ir tam regėjime, kaip tie išsireiškia europliai iš kažkokios tai, kaip iš fantazijos filmų, iš to viso sugėdimo išaugę, tokį, nežinau kaip žmonės, mankurtai, užmiršę bet ką žmogišką, kaip robotas savo ramiai daužo, nors seklykia, mačiau visišką nužmogėjimą, visiškai nereagavimą į vaiko kančią ir ta Vaicekauskienė ėjo tokiu geležiniu balsu, tarsi nebūtų čia kliūtys kažkokios ir ta kamera susuko viską, tai nusikaltimo vykdymas visiškai užslaptinantį. Ir mano nuomonė, mes piliečiai turim teisę matyti, kaip tai buvo atlikta. Nes aš ten buvau ten, kad aš liūdyčiau, ar nebuvo padaryta prievarta. Ir tas sprendimas, mano nuomonė, iš viso ne gyvulių vagoną perduot, bet vaiką, kas skubus. Taigi, jis nonsensas. Ir dabar dar šitoks tai tas žiaurumas. Ir dabar, aš neįsivaizdavau, kad mes šitiek žmonių matysim smurtą ir jie taip elgsis. Ne, pasirodo, visiškai užtemdė, užsuko kameras ir visiškai tą smurtą vykdė, visiškai šalta kraujiškai. Nežinau, ar net ir nacijos žmogus sako, padėjo automatą vėks ir nuėjo tarp žydų. O policininkas, kurį aš paskui išmestas jau buvau, matau, o ką man daryti? O kitas apsiašaroja, stovi, žiūri į viršų. Ir aš ten jokio teisėtumo nemačiau. Mačiau visišką šaltakraujišką smurtą, kažkokius tai sudarant, tokius lygiai įspūdžius, kad tai teisėta. Tai aš tai galiu pasakyti. Ačiū labai. Gal klausimai yra komisijos? Aš manau, ten buvo žmonės, kurie yra už teisinę valstybę, nes mes stebėjom, ar toj valstybėj laikomasi bet kokių elementariai jau įstatymų, bent raidės panašiai. Tai aš, pavyzdžiui, tam buvau, kad aš galvojau, kad dar mūsų valstybėje kokie teisiniai, bet kai pamačiau šitos reiškinius, supratau, kad jokie teisiniai, yra skambučio teisė, yra kaip ir senais laikais paskambino ir viskas, ir teismo sprendimas bus, aš tik tai tokia mačiau. Ir mes kaip tik tie, kurie dar ilgėjomės ir mėginom kažką tai gelbėti, kad mūsų buvimas tiesiog privers teisiškiau elgtis. Bent kiek, bent raidai įvykti. Jau dvasia gal kalbėti, kad ten protingumo ar kokių kitų jau nelabai galima vyktis iš tokių žmonių ir tokios atsenos. Kai paskaičius bylos eigą ir matant įvykius, aš nuo pat gegužės 10 metų, kur taip yra, taip ne, kad kreipsis į policiją, žinai, kad apgins, o čia ateina policija užpulti žmogaus, košmaras. Žmogus kreipiasi kur nors į teismą, jis išklausia žmonių, o ten teisme taip suformuoja, kad jis sudirba kaip ir neringa. Aš teisininkų girdėjęs tiesiog išpažintis tokias papasakojimus, kaip jie buvo sudirbti. Tai man yra baisu ir aš ten, kaip sakant, ar jisai automatų šaudysi tom guminiam kulkom, man svarbu, man tiesiog žmogiškumą neįmanoma išduoti. Ir daugelis žmonių tiesiog atėjo vedami kaip apie Kristų šai žmogus, todėl kad negali tos priimti. Jie buvo kaip žmonės ten. Žmonės, kurie matydami suniekinimą žmogaus, stovėjo žmogiškume. Dauguma. Žinoma, tie, kurie atėjo atsiųsti, tai kiti reikalai, kurie tenais ir pasidarbavo kaip tą. Kviestumėm teisininkę Eveliną Paltanavičiūtę Matijošaitienę. Yra? Esu policijos pareigūno žmona, visų pirma. Taigi mūsų šeimoje yra labai didelė pareiga ir prievalė gerbti įstatymą ir laikytis jų visų normų. Pati iš tikrųjų visą laiką sakydavau, kad esu baigus teisės mokslus, dabar sakau, kad esu baigus įstatymo mokslus. Nes vis dėlto Garliavos įvykiai 17 dienos parodė, kad teisė ir įstatymas tai yra iš tikrųjų du skirtingi dalykai. Vaikai nerimą taip pat jautė. Vyresnis sūnus mane išlydėdamas iš namų verkė ir sakė: mama, važiuok ginti Deimantės, padėk jai.
nes jisai tikrai ne vieną ar ne 2 kartus yra ten buvęs. Grįžus vyrui iš darbo, pranešiau, kad aš išvažiuoju. Vyro pasakymas buvo toks taip. Apsirenk, pasiimk drabužių. Jeigu muš, mažiau skaudės. Iki paskutinės minutės tikrai netikėjau, kad policijos pareigūnai gali peržengti žmogiškasias ribas. Tačiau kaip 4:30 ryto pravažiavau Kauno batalionų gatvėmis. Ir kai pamačiau automobilių kiekius suvažiavusius tose būstinėse, grįžusi paskui vieną vienintelį žodį. Karas prasidėjo. Karas prieš žmonės, kurie savo rankose neturi jokio ginklo. Turi vieną vienintelį prašymą. Spręskime viską, kaip priklauso pagal įstatymą, pagal visas teisės normas. Gerbkime vaiką, gerbkime jo norą, jo poreikius. Buvau tas žmogus, kurį iš tikrųjų tampė 4 vyrai. Išnešė iš kiemo jėga, nemačiau, kas vyko toliau, nes buvau sulaikyta. Ko pasakoje atsidūriau ligoniniai. Praėjus 5 paroms kreipiausi į policiją pati, prašydama išduoti siuntimą atlikti mirties ekspertizę. Man buvo paaiškinta, jūsų mėlynės ant kūno mums yra neįdomu. Važiuokite ir išsiminėkite, tai va čia tvarka. Iki šios dienos teisminis tyrimas nebuvo pradėtas. Esmė yra tame, kad daugelis pareigūnų ten būna dalyvavusių tose įvykiuose yra bendravę su manimi. Esu buvusi jų šventėse, esu girdėjusi jų nuomonę. Jie buvo apgauti, kaip ir visi žmonės, būtent tų žmonių, kurie organizavo šią operaciją. Kadangi minioje, dirbant policijos pareigūnams, akivaizdžiai buvo nurodyti asmenys, badoma į juos pirštu. Šitą išvesti, šitą išvesti. Šitą vyručiai būtinai paimkite ir išveskite. Buvo nesvarbu, ar tai yra moteris, ar tai yra vaikas, ar tai yra suaugęs vyras, ar tai yra garbaus amžiaus senukas. Matėsi, kad žmonės yra suskaičiuoti ir nurodomi pirštai, kurios būtinai bet kokią kainą reikia pašalinti iš tos teritorijos. Policijos pareigūnai buvo apgauti. Tie, kurie ten dalyvavo, tikrai žinau, kad jiems buvo neinformuota iki galo, ką jie turės vykti. Jie turėjo prižiūrėti viešąją tvarką, bet netampyti žmonės. Netgi pačiam instruktaže, kuris buvo pravestas policijos pareigūnams, buvo pasakyta, kiekvienas policijos pareigūnas prisiima atsakomybę asmeniškai, kokiais veiksmais naudotis. Prieš tai panaudodamas visas galimas pokalbio įtakas, kad patraukti žmogų, jeigu jisai kliudo. Kliudoma yra tada, kada stovima ant lango, stovima ant praėjimo, prisirakinama ar dar kažkaip. Bet ne tada, kada žmonės stovi visiškai nuošaly ir tiesiogiai neįtakoja nei vieno, nei kito veiksmo. Kad prieš juos buvo naudojama didelė psichologinė prievarta vykdant šią operaciją. Ir kad jie, kiti ten buvo ne dėl to, kad jie norėjo ten būti, bet dėl to, kad jiems taip liepė daryti. Esu įsitikinusi tuo. Ir tas žinoma, vieni buvo, kurie galbūt iš idėjos ar kitus tikslų vedami, kiti buvo, kuriems buvo liepta tenai dalyvauti. Emocinė būsena pareigūnų buvo tikrai tokia, kad tie, kurie buvo sužvėrėję, jie nežiūrėjo į nieką, jie atlėkė su skydais, po 5, po 6 žmonės nutėkždavo kaip kažkokias tai mustes iš šoną ir jiems buvo tas pats. Kiti iš tikrųjų su išgąsčiu stovėjo ir stebėjo, kaip jų kolegos šitaip gali elgtis. Situacija yra dviprasmiška tame, kad patys pareigūnai vieni naudojo prievartą, kiti stovėjo šalia, bet nieko nedarė, kad tą prievartą sustabdyti. Aš nekalbu apie žmonės, aš netgi kalbu apie prievartą prieš vaiką, kas iš viso negalima. Tėvus šiuo metu baudžia už tai, kad jeigu tėvas nubaudė savo vaiką ir pakėlė prieš jį ranką, tai ką kalbėti apie policijos pareigūnus ar kitus darbuotojus, kurie nesutrukdė, kai buvo tiesiogiai naudojama prievarta, ne tik prieš Deimantį, bet prieš kitus vaikus ten esančius. Kad visoje šitoje akcijoje mergaitės paėmimo pedagogika ir psichologija buvo visiškai, taip sakant, neįtraukta, gal, taip sakant, tik tai imituojama kažkiek tai, bet neįtraukta kaip pagrindinis dalykas, kuriuo reikėtų vadovautis tokiam subtiliam dalykai kaip vaiko klausimai. Psichologijos čia apskritai nebuvo. Vaikų teisų tarnyba, aš kaip mama pasakyčiau, neduok Dieve, tokie specialistai apsilankytų pas mane namuose, aš bijočiau jiems net vaiką patikėti, kad pasikalbėtų. Jie nepadarė nieko, visiškai nieko dėl vaiko. Jie dirbo darbą, tik nežinau kokį kamštį.
bet tikrai ne dėl vaiko. Psichologai taip pat buvo ne kauniečiai, buvo iš kažkur tai vaikų teisų specialistai atvažiavę. Vaikų teisų specialistai, kiek man yra žinoma, buvo iš Kauno rajono ir Kauno miesto, o psichologė, kuri dalyvavo, taip ir neatskleidimų jos pavardės ir jos istorinio pasiskirstimo. Aš negalėčiau šitą komentuoti.